Kai kurie žmonės sako, kad šitas automobilis gali pateikti siurprizų. Tikimės ir mes tų siurprizų parodyti jums visiems. Tai pirmas siurprizas tai mūsų dizainas. Pasiruošėm, šiais metais, aišku, ruošėmės galbūt ir paskutinį vakarą su dizainu, bet manau, kad mums pasisekė. Tikimės tokių pat rezultatų gražių, gerų ir trasai. O papasakok šiek tiek apie mašiną. Mašina yra pilnai sukurta Raiste garaže, mūsų inžinierių, mūsų mechanikų, geros suburtos komandos. Viskas nuo pakabos iš tikrųjų, iki netgi pačio dizaino yra kurta mūsų. Tai tikimės, kad viskas turi būti gerai, išbandyta, išmėginta, ilgai kurtas bolidas turi būti greitas. Jis vadinasi Big Daddy, o papasakok, kiek Big tas Daddy, koks variklis, kiek ten arklio galių ir taip toliau. Yra apie 500 grubiai arklio galių, sekvencinė aišku dėžė, ant vairo jungiasi bėgiai. Viskas yra patogu ir greita, yra greitam pasikeitimui skirtos detalės, tokie kaip ir džekai pakelimai, ratin vieno varžto. Automobilis kurtas ilgom distancijom. Manau, kad pažiūrėsim per šias varžybas, mūsų bus bandymas, ar jis tikrai yra greitas ir tikrai galima su juo laimėti. Važiavot kažkokius testus, bandėtės? Kaip tau įspūdžiai? Jo, važiavom Estijoje, naujoje trasoje, kuri lygiai graži, tai iš tikrųjų įspūdžiai geri. Mašina man labai patiko, ant asfalto stovi labai gerai, važiuoja taip pat greitai, tai bandysim, žiūrėsim, lyginsimės dabar, bus su ką pasilyginti.